Su konsultanto agronomu lankėme Šiaurės Lietuvoje. Pasižiūrėkime, kokiagi pasėlių būklė Šiaulių ir Akmenės rajonuose. Šiaurės Lietuvos žemdirbiai visada paskutiniai sulaukia pavasario, paskutiniai ir derliumi džiaugiasi. Stambiose žemės ūkio bendrovėse Pipirių ir Kontaktas žemkenčiai gražus, nors šiek tiek ir nukentėję nuo pavasarinių šalnų. Šiaurės Lietuvoje viskas, sakykime, visi darbai vyksta paskutinėje vietoje, nes Pietų Lietuva 2 savaitėm yra pirmiau mūsų, sakykime. Ir čia dabar tos šalnos ir ta situacija, kuri dabar yra, tiesiog tęsiasi 2 savaitės, jau gal net ir 3, labai stipriai veikia žieminius kviečius. Šiandien lankomės žemės ūkio bendrovėje Kontaktas ir Pipiriai, tai pas juos pasėliai tikrai yra labai gražus, tolygus, kaip ir minėjau, apšalę, bet nieko mes tą reikalą sprendžiam. Ir tiesiog bandysim susidėlioti purškimus taip, kad nereikėtų mums niekur stabdyti. Aišku, gamta turės įtakos, nes mes matom dabar tuoj ateis lietus, lietaus vasarojų dabar stipriai reikia. Tai visi šitie darbai, jie niekom tiesiog nesiskiria nuo kitos Lietuvos dalies, bet mes čia esam paskutiniai. Mes jau visi apsipurškę, o mes dar tik ruošiamės purkšti. Ir aišku, tos temperatūros tokios neigiamos, dabar 3 naktis iš eilės ir šalnos. Bet tiesiog visi susidėję neigiami reiškiniai į vieną vietą dabar mums labai trukdo tos darbus. Pipirių žemės ūkio bendrovė specializuojasi augalininkystėje, dirba apie 800 hektarų žemės. Šio pavasario sėkmingai sulaukė 400 hektarų žieminių kviečių zentos ir ada veislių, 170 hektarų žieminių rapsų. Pavasarį pasėta beveik 300 hektarų vasarinių javų ir rapsų. Kadangi jau gegužės vidurys, padaryti tręšimai azotu 2 kartus, pirmas kovo pabaigoje, antras tręšimas balandžio vidury. Kadangi turėjom tokių porą liūtinių lietų stiprių, bendrovės įdėsčius yra apie 30 km spindulių. Žemės todėl yra gana nevienodo našumo. Vienos prie Latvijos pasienio, kitos prie Kamanų rezervato. Yra tokie probleminiai, daugiau linkę užmirkti laukai, todėl ir dirbimo, ir tręšimo technologijos šiek tiek skiriasi, kad ir nedidelė ta bendrovė. Bendrovėje prižiūrint pasėlius skaičiuojamas kiekvienas litas. Pirmiausiai vertinama pasėlių būklė, tariamasi su specialistais ir tik tada tręšiama ar imamasi augalų apsaugos priemonių. Visada reikia įdėti nemažai, norint gauti. Mes jeigu jau kuliam apie 5 tonas, tada skaitom, kad jau geras derlius prie mūsų žemių našumo, nes yra ir žemiau 40 balų tų senoviškų skaičiuojant ir virš 50. Nesame taip jau linkę labai pertręšti, bet jau stengiamės dabar, nes ir trąšų kainos, ir derliaus tos kainos žiūrim ir į tą balansą, kad išeitumėm su pliusu. Jeigu kalbėsim apie praeitus metus, tai kada žieminiai pasėliai smarkiai apšalo visoje Lietuvoje, čia šitam regione, Šiaurės Lietuvoje, mes turėjom labai neblogus pasėlius. Ir dėka geros priežiūros purškimuose per lapus mes kūlėm neblogus derlius, tarp 6-7 tonų netgi. O jeigu kalbėti apie šiuos metus, situacija visiškai priešinga. Daug kur nupūstė nuo keterėlių sniegą ir žieminiai kviečiai, kokios tai bebūtų veislės, be išimties apšalo visos. Ir dabar tikrai mes daug investuojam, juos gaivinam, nes tankumą turėjom iš rudens labai gerą. Žemės ūkio bendrovės Kontaktas žieminių rapsų laukas pasitiko žadėdamas gausų derlių. Augalai stiprus, puikiai išsikrūmija. Tačiau specialistai pastebi ir technologinių klaidų. Stebim labai stiprų mangano trūkumą. Šitos žemės yra artimos neutraliai pH reakcijai ir kai kurios netgi viršė yra 7,5 iki 8. Nes čia 6-8 metrų gylyje plyti klinčių klodai ir tai skatina mangano trūkumą, šaknis jo negali įsavinti. Ir mes jau tą žinodami, mes darom tos preventyvius purškimus ir kaip tik dabar šitas paskutinis lapas, kuris išauga, mes jam duosime mangano chelatą, naudosime tik tai grynus produktus, nes mišiniuose taip pat naudoja magnis super, tai yra vienvandenį magnio sulfatą. Taip pat, kur dar neatlikti preventyvūs fungicidiniai purškimai, naudosime
Mes pasirinkom pačius paprasčiausius, sakykime, flutrefolo preparatus, propikonazolo, tai tas pats tiltas bamperis arba tebuša. Tiesiog pusiniam normom 400 gramų, 500 gramų. Pernai buvo žieminiai rapsai nukentėjo, mūsų beveik 300 hektarų žemojų gavom po 3 tonus beveik žieminiai rapsai. Taip kaip visoje Lietuvoje, aš mačiau, nieko ypatingai nesiskiria, tik vegetacija, gal pas mus kokį savaitę 10 dienų vėliau negu pietinius rajonus. O daug pakšai nieko nesiskiria, žemės panašios, galbūt mažiau derlingesnė negu Pasvalio, Pakruojo ar Panevėžio, Kėdainių rajonus, o taip viskas tas pats, gavom tą patį, Lietuva tą patį, mažas kraštas. Mes bendroje auginam 1200 hektarų žieminių kviečių, 320 kažkur žieminio rapso, tiek pat panašiai siejam ir vasarinių rapso, žirnių 100 hektarų auginam ir miežio apie 100 gal hektarų ir vis apie 2000 hektarų dirbam. Šiais metais negalim skųstis, sakyčiau, gan normaliai, tiek žieminiai kviečiai, tiek rapsai žieminiai, ypač žieminiai rapsai gerai atrodo šiais metais, ypatingai niekas nenukentėjo. Ilgas praėjęs ruduo leido ir šiauriniuose rajonuose žemkenčiams krūmytis, jie žiemos sulaukė stiprus, tačiau pavasaris padarė savo ir jie dabar teaugina tik 3 bambliuką. Pietinėje Vidurio Lietuvoje žemkenčiai jau nupirkšti fungicidais, o čia tai tik šių dienų darbas. Šiaurės rajonuose iki plaukėjimo dar reikia palaukti 2-3 savaitės, nors pietiniuose rajonuose situacija gerokai toliau pažengusi į priekį. Kvietrugiai labai arti plaukėjimo yra Prienuose, rugiai jau praktiškai plaukėja. Tai va ten tie purškimai prasidės ir ten didžiulė problema iš pernai metų yra su varpų fuzarioze, jeigu kalbėtumėm apie kviečius. Netgi teko girdėti, kad iš kai kurių ūkininkų netgi nepriėmė grūdų supirkėjai grūdų vien dėl didelio užkrėstumo. Ir mes į tą reikalą atsižvelgiam labai stipriai, nes vienas iš tokių stipresnių ir pigesnių produktų tai yra tebukanazolas. Tai būtų oriusas, folikūras, čiani, visi, kurie turi savyje tebukanazolą, jie turėtų būti panaudojami tik tai lendant varpą arba per žydėjimą. Svarbu žinoti, kad šiam purškimui yra labai mažai laiko. Reikia atidžiai stebėti javus ir suspėti tai padaryti per 3 dienas. O kokie darbai artimiausiu metu laukia pečiau ūkininkaujančiųjų? Iki šiol nebuvo pasėliuose kenkėjų, amarų, bet vakar irgi važinėjom po šiaurės Lietuvą, po šiaurinę dalį, tai atrandam jau suaugėlius lemus, jau yra amariukas vienas kitas, kur saulutė pašviečia, tai tiesiog darant purškimus reikės atsižvelgti kenkėjų išplitimus. Ir tikrai yra tokių neblogų sprendimų, kur netgi profilaktinius purškimus galima pasidaryti ant suaugėlių, sakykime, kad juos pašalinti iš pasėlio, kad jie po to neturėtų, neprivestų, kaip sakant, didesnės dalies kenkėjų. O jeigu kalbėt dabar apie tręšimus, tai daug kas dabar praktikuoja ir karbamidinius tręšimus per lapus purškimo būdu ir taip pat mikroelementų panaudojimas. Tai yra paskutinės tokios dabar paskutiniai purškimai mikroelementų, tiesiog kad pilnai apsaugot vėliavinį lapą. Kaip bebūtų, žemdirbiams nebus laiko atsipūsti. Atšilus didės kenkėjų ir ligų pavojų žieminiuose, vasarojus taip pat jau laukia žemdirbių rankų. Prieš 14 metų šioje sodyboje nuomet apleistoje ir be šeimininkų įsikūrė miestiečiai Ilona ir Audrius Malskiai. Abu jie baigė aukštuosius nežemdirbiškų profesijų, būdami ne ūkininkų vaikai, sukūrė įdomų natūralų ūkį. Ir svarbiausia čia, jie surado savo gyvenimo prasmę. Gandrų ir žmonių bičiulystė labai sena. Teigiama, kad gandras laimės nešėjas, todėl namuose, prie kurių įsikūrė gandrai, gyvena laimingi žmonės. Ilona ir Audrius laimę kurti savo namuose ėmėsi patys. Tai gali pajusti iš karto. Šeimininkai pasakoja vienas kitą papildydami, kaip palėpėje 5 vaikams įrengė kambarius, kaip paliko seną krosnį ir saugojo sienas, tvarkė lubas ir grindis, nors prieš 15 metų čia vidury Aslos augo beržas. Dabar namuose jauku. Dailininkė apipavidalintoja ir lengvosios pramonės inžinierius atsikraustė iš Kauno, dabar jau tvirtai šaknis įleido kaime. Aplink sodybą plytinčiuose laukuose auga javai, prie namų slyvos ir bentai yra vietės, o pagrindinės šeimos pajamos iš braškių. Su Audriumi einame apžiūrėti braškynų. Uogoms auginti ūkininkas dabar jau pasiruošęs. Turi laistymo įrangą, kitos technikos ir patirties, kurios pradžioje teko dairytis Norvegijoje. Aprodydamas savo pirmametes braškės, jis prisiminė nelengvas pamokas, net 7 vasaras teko padirbėti. Norvegas ir žemę siūlė ir pasilikti prašė. Dabar jau kelinti metai nereikia važiuoti, o patirtimi galime pasidalinti ir su kitais.
Audriau, stovint šitam lauke atrodo, kad jis apleistas, galėtų čia kokią užkytę ganytis, bet nėra. O čia sakot, kad braškės? Jo, čia yra braškės ir čia yra paliktos žmonėm pasiskinti. Tiesiog su kibirai žmonės atvažiuoja, su vaikais, su šeimom, kiek suvalgo, kiek pasiskina jo. Ir čia jos yra super ekologiškos, čia galima gal ir padaryti, kad nebūtų tos žolytės, bet jinai nekenkia šitom visom. Tai viskas natūraliai palikta. Čia yra bet pašienaujat vis tiek šiek tiek? Ne, čia niekas. Niekas, va taip kaip yra, čia taip ir bus. Tai čia vėl norvegiška patirtis ar jau gyvenimo padiktuota? Čia gyvenimo padiktuota. Tiek, kiek Norvegijoje mes negalim sau leisti šitų priedų dėti, nes ten labai stipriai yra chemizuoti ūkiai. O pas mus, sakau, čia yra visiškai. Čia galima valgyti vaikam, neščiom mamom ir taip toliau. Čia... Tai žmonės žino, atvažiuoja? Taip, žmonės žino ir tiesiog... Jo, jie pasiskina į kibirus, kiek nori, uogieniam šaldymui dažniausiai ima ir tiesiog visi patenkinti ir mes patenkinti, nes nereikia žmonių tada skinimui ir viskas labai gerai. Tai čia kada skinimas prasideda, kokia Liepa? Jeigu jau matot žiedą, tai už mėnesio bus nuskinti. Tarp pienių pasiklydusios braškės tik pradeda žydėti, bet anot ūkininko tuoj ims viršų ir derės šiemet neblogai. Anksčiau negu po mėnesio derlius bus skinamas nuo dabar po agroplėvele esančių daigų. Skins patys, bus didelės gražios uogos, labiausiai tinkančios turgoje pardavinėti. Iš čia bus pagrindinės pajamos. Stengiamės nelabai intensyviai mes išnaudoti. Nėra tokių, kaip sakyti, yra ir žolyčių, toks pusiau natūralus reikalas. O kokia veislė? Pagrindė Honėjoje, Polka, Kama, 3. Anksčiau turėjom apie 12 veislį. Tai žiūrint į tas braškės, jos atrodo derlius bus geras? Geras. Nenušals? Yra dar plėvelė kol kas. Va dabar kelias naktis žiūrėsim, dar palaikysim. Jeigu bus minus 3-4, tai gali būti biški. Ir kai būna uogų derlius, tai jau renkat šeimyną visi, vaikai, žmona, Taip, atvažiuoja draugų padėti, apsigyvena, čia palapinių prisistato jaunimas. Taip, kaip sakyt, smagiai. Toks būna įtemptas mėnuo, visi truputį tokie būna lengvai pavargę, bet smagus visi. Audriui braškes gerai sekasi auginti. Iš viso šiemet apie 2 hektarus uogų derės. Praktika pas norvegų ūkininką padėjo suprasti, ko labiausiai reikia braškėms. Reikia truputį tą braškę perprast ir dauguma žmonių labai stengiasi ją, taip kaip sakyt, nežinau lietuviškai, popint, prižiūrėti labai, perdėtai, lepint. Jo, tai jom šito nerengia trašų daugiau įdėti, dar kažko, sakau, čia nekopūstas. Jom nereikia trašų, jom tinka prasta žemė. Pas mus čia labai moliai tokie skaudus, prasti, jom tinka. Jeigu pasodini į tokią labai derlingą žemę, tai labai sudėtinga sukovoti su piktžolėm. Iš viso Audrius turi 20 hektarų žemės, visi plotai aplink sodybą, patogu. Kieme arkinis garažas, kuriame telpa svarbiausias inventorius. Be uogų ir javų auginimo jauna šeima dar laiko vištų, karvę turi. Pati šeimininkė melžia, varškę pasidaryti išmoko. Kol su Audriumi apžiūrinėjome laukus, namų ruošos darbus baigė ir prie mūsų prisijungė Ilona. Susėdę pakalbėti apie drąsiai pakeistą gyvenimo būdą, prieš 14 metų iš miesto pabėgus į kaimą, abiejų paklausiau, jeigu kas leistų rinktis dar kartą, taip pat padarytumėte? Darytume, jeigu būtų tas pats jaunystė tokia, tai aš manau visiems galima tą daryti. Ir dabar. Ir bet kada aš tai. Ir bet kada. Bet kuriam amžiui. Tai norėtų taip. Dėl to drąsiai tai su Ilona čia šnekėjom kažkada. Jo, sako, tu drąsiai, sakė, taip išvažiavai. Tai buvo. Tai Ilona abejojo šiek tiek? Ne, aš iš tikrųjų labai norėjau. Jinai norėjo, aš taip sakau, jeigu jau žmona norim, tai reikia. Ne, aš norėjau, bet aš paslapčia norėjau, o jisai paėmė, išnuomavo butą, susirinko visas manatkės ir išvažiavom į kaimą. O aš taip... Tai mes, sakau, čia vasarai. Nesako, jeigu važiuojam, tai važiuojam. Ir viskas. Taip nebuvo tai visą gyvenimą, bet apie jau kelis metus tai buvo. Paskui buvo, kad kai užšalo vanduo iš ryto jau kibirė, žinai, žiemą, tai jau suprantai, kad jau reikia kažką daryti. Tai dabar ką turit? Namas, 5 langai, sakėt, atsirado, nes 5 vaikai. 5 langai. Tai tokia vizija ir buvo. Ar čia gyvenimas koregavo planus? Aišku, kad gyvenimas koregavo. Kaip gyvenimas eina, tu iš paskos bėgi.
Arba priekį, arba iš paskos. Labai retai patenka. Jo, koja būna retai. Bet to jaunimo kaime nėra, kaip jau įsivaizduojam, sodybų daug tuščių, žmonių nėra kam dirbti. Jo, tai sudėtinga. Kodėl vieni va taip entuziastingai prigyja kaime, o kiti įsilaksto į užsienius ir... Nežinau, manau, čia nuo galvos žmogaus kažkaip, supratimo. Turi būti kažkas. Galbūt aš taip ir galvoju, kad žmogus, jeigu gimė kaime, auga, gal jis tiesiog nemato, ką turi. Žinai, jam reikia lėkti Londoną kažkur, kad jis pamatytų kažkada tai po kažkiek metų, ką jis turėjo, žinai, ar ką jis prarado. Aš nežinau, kaip čia yra. Sunkiausia mylėti tai, kas yra šalia. Jo, jeigu tu šalia turi, tai nevertini, dažniausiai tai būna. Man tai iš tikrųjų yra smagu kažkaip tai daryti tai, kas būtinai reikia. Būtinai reikia pasėti, agurkus ir eini, būtinai reikia nueiti pas karvę, nes jinai mauks. Man smagu, ta prasme, tas toksai miestai yra tokia labai daug prigalvoto, čia gamta visada. Tai labai yra... Bet jaunystė juk neteko eiti pas karvę, nei mykė, nei tos nesodinot. Tai iš kur tas atsiranda? Iš reikalo. Iš supratimo gal? Ne iš kokio supratimo, aš tardžiausi ir cipiau ir bariausi, kai man tą ožius pirmus atvedė. O paskui karvę, sakiau, nesąmonė kokia. Nemelšiu aš jos. Atsivedė pas ir melšį, čia Audriaus tėvukai turbūt. Ne, Tadas ožką nupirko. Ožką, jo, ožką draugas nupirko, o paskui karvę, tai tiesiog geri pažįstamai pardavinėjo ir įsiūlė. Ir tėvukas sakė, būtinai įmam. Audriaus tėvukas sakė, būtinai įmam reikia, kaip kaime be karvės. Aš tai sakiau, man tai nereikia, aš nusipirksiu pas močiutės pieno. Skaičiavau ten visai pinigus, kad pigiau yra nusipirkti, negu karvę išlaikyti. Ir kažkaip, reikia ir eini, paskui žiūri, kad kažkaip atsiveria tokių daug dalykų, kur nežinojai, kad jie yra. Kažkokį randi ir su gyvuliu kažkokį santykį ir ramybės kažkokios pats savyje susidėlioja. Visi 5 Smulskių vaikai buvo mokyklose, todėl nesužinojome, ar jie rinksis tėvų gyvenimo būdą. Tačiau bent man abejonių nedaug. Ilona ir Audrius turi dar vieną svajonę – pastatyti gyvenamąjį namą. Betoniniai stulpai bus tarsi rėmas, sienos šiaudinės, molių tinkuotos, stogas šiaudinis, langai, durys, laiptai mintyse jau yra, o kada namas atsiras, tik laiko klausimas. Ačiū, kad žiūrėjote Kaimo akademiją. Sėkmės jums nelengvose jūsų darbuose. O dabar belieka atsisveikinti iki kito sekmadienio. Sudie.